Labą dieną, mėlyjeji. Tikiuosi, mane girdite ir matote gerai. Šiandien vėl sveikinuosi live transliacijoje, vadinasi, šiandien vėl turime naujieną, kažką įdomaus ir kažką naujo ir skupu su jumis pasidalinti džiugiom žiniom. Dar vienas naujas objektas atkeliauja į rinką, pasirinkimas jums. Tikiu, kad bus tikrai vienas pirmųjų sąraše, ypač šeimoms, jaunoms šeimoms, kurios ieško puikios lokacijos, puikios infrastruktūros, patogaus gyvenimo savo vaikams ir kurgi mes esam. Tai šiandien mes esame Kauno pašonėje visiškai, šalia Garliavos, šalia Kauno, tai yra antruosiuose Jonučiuose. Ir šiandien kalbėsime apie labai jaukų 3 kambarių butą, bet pirmiausia norėčiau pradėti ne nuo pačio buto, bet šiek tiek papasakoti apie vietovę. Tai labai geras susisiekimas, aišku, su Kaunu, nes jūs esate visiškai pašonėje, kaip minėjau, Garliava, čia viskas yra vietoje. Ir kas man patinka, kad tai yra praktiškai naujos statybos kvartalas, jis yra besiplečiantis ir lyginant su kitais galbūt Kauno rajonais, kur nuolat dygsta nauji kotedžai ir daugiabučiai, čia yra išvystyta tikrai labai puikia infrastruktūra, tiek mokyklos yra šalia, tiek darželis yra netoliese, tiek pati aplinka yra labai jaukiai sukurta su parkai, žaidimo aikštelėmis, ir mažiau kalbų, daugiau darbų, galbūt tiesiog pasidalinsiu ar ne ir daugiau parodysiu. Dabar va čia prisėdau tokio jaukioj pavėsiniai, kur galit jau įsivaizduoti, kaip mamos sėdėt ir geriat kavutę ar tiesiog visi vakarojate sėkmingai su kaimynais. O vat jūsų vaikai tiesiog gali žaisti žaidimo aikštelėje, futbolą pažaisti, krepšinį, čia matote visai šalia didelės erdvės, gali šiaip po pievą palakstyti. O jūs savo ramiai, žiūrėkit, šašlikinė yra, kepat šašlikiuką savo. Ir mes kalbėsime apie butą būtent šiame daugiabutyje. Galite apsidairyti. Privalumas yra tas, dar šios vietos, kad apskritai daug jaunų šeimų yra. Tai tiesiog yra toks kultūrinis, socialinis gyvenimas, ko galbūt pasigendama jau šiuo laikinėje visuomenėje ir žmonės yra pakankamai susvetimėję. Tai smėlio dėželė, matau, yra. Smėliukį galės vaikai pasikapstyti. Tai čia toks vidinis kiemelis. Taip pat labai svarbu paminėti, po tai parodysiu ir parkingo vietą, kad yra pakankamai saugu. Filmuoja dronas mus, kaip tik vyksta fotosesija šiuo metu šio objekto, tai artimiausiu metu pamatysite ir nuotraukas. Bet dar yra labai smagu, kad apskritai čia yra daug erdvės ir daug vietos automobiliams. Stovėjimo aikštelė yra su taip vadinamais pakeliamais vartais šlagbaumų ir jūs turite tikrai čia nemažai vietų ir savo 2 automobiliams ir dar svečiui. Tikrai vietos atsiras. Galit pasižiūrėti, ar ne? Jauku, gražu, apsodinta žaluma, ramybė, gatvė tokia yra tikrai ramesnė ir ten tolėliau matosi naujas parkas, dar visokiausių žaidinių ir pramogų, tai jeigu jau nusibosta vaikučiams vietinis, tai galima tenai nueiti ir dar čia už kelių namų yra daug veiklos vaikams, žodžiu, tikrai labai apgalvota infrastruktūros pusė, tai yra labai smagu. O dabar tada keliausime į vidų, pasižiūrėsime, kaip atrodo vidus oi. Tai čia yra krūmeliai, laiptinė. Viskas gražu, tvarkinga, bet dabar aš čia, žinokit, rakinsiu, aš jums nerodysiu, kaip aš šitą darysiu, kad mes patektume. Gerai, bandom įeiti. Ir mes neįeinam. Kodėl? Nes turim vieną ranką. Pavyko. Tai
Gerai, einam šiaip čia tik aš su raktu įeidinėju, jūs, kada apsigyvensit, turėsite savo visus kodus, slaptažodžius ir taip toliau. Taip, ir ką mes čia turim? Na va, tai yra tikrai, kaip sakyti, saugus, taip pigiai nepateksit. Ramus, gražus, tvarkingas, ar ne? Tvarkinga laiptinė, pašto dėžutės. Čia yra sandėliukai. Na va, čia vienur, kitur. Dabar mes keliausime laiptais. Čia yra vietelė, kur galit kažką pasandėliuoti. Kažkieno dviratukai stovi. Tikrai visi kaimynai draugiški. Taikiai, gražiai sugyvena. O mes dabar keliaujam. Butas yra 4. aukšte iš 4. Tai va, bet gal visgi parodysiu, kad matytumėt. Ar ne? Laiptinė graži, tvarkinga. Na va. Ir čia iš tiesų, jau dabar galit matyti pro langus, būtent šitoj pusėje atsiveria šiek tiek statybų. Na, bet tai laikinas dalykas. Pabandysiu priartinti, mato, ten statosi daugiabučiai, ten. Tai su laiku čia statybų aikštelės nebus. Oi. Ir jau jūs galėsite džiaugtis, tokiu išbaigtu vaizdu. Na va. Ir dabar keliaujam pasižiūrėti, kaipgi atrodo būsimi jūsų namai. Sveiki atvykę. Taip. Tai pirmiausiai mus pasitinka koridorius. Dabar dar aš nusiausiu batukus, kad nepriterščiau jūsų būsimų namų. Tai va, galit pažiūrėti žaismingą pakabą. Gerai. Ir koridorius pirmiausiai, ar ne? Čia dabar nelysim, nes yra dar asmeninių tikrai daiktų. Čia yra sandėliukas tikrai erdvus, tai yra didžiulis pliusas. Na ir keliaujam iš pradžių. Pirmiausiai čia yra miegamasis. Miegamojo privalumas gerai išnaudota erdvė ir ten yra tikrai didelė ir talpi sieninė spinta. Darbo kampelis. Taip. Toliau. Kitas kambarys yra šiuo metu įrengtas kaip vaikų kambarys. Puikiai, gražiai sugyvena 2 vaikučiai. Ir vaikai jau turi išėjimą į balkoną. Tai vienas iš variantų, galit šitą pramogą palikti vaikams. Kitas variantas, galbūt galit net sukeisti vietom, perkeisti kambarius ir savo pasilikti šitą malonumą. Toliau. Taip, užsidegam šviesas, keliausime į sanmazgus. Taip. Tai čia yra tikrai erdvi vonios kambarys, kartu su skalbykla. Tikrai yra labai patogu, nėra suspausta, patogu ir skalbti, ir džiovinti, ir vonia yra didelė, kuri bus pramoga ir ne tik praktinis sprendimas, bet ir pramoga, ypatingai tiems, kurie turi vaikų. Visada tą pabrėžiu, nes man tai didelė pagalba, nes labai mėgsta ypatingai maži vaikai, tai ir konfliktus lengvai spręsti. Į vonią panardinai ir ramiai konfliktai spręsti, savo sėkmingai taškosi vandenukį. Ir tualetas yra atskiroje erdvėje. Tai yra tikrai patogu, kad ne vienoj, nes kol vienas maudos ir pliuškenasi, kitas šeimos narys gali laisvai nueiti savo reikaliukus tvarkyti. Na, čia aišku bendroji erdvė, tai yra svetainė. Tuo iš kito kampo jums parodysiu. Štai. Svetainė yra sujungta su virtuvės zona. Parduodama yra su baldais visa technika. Praktiškai galite ateiti, gyventi, šiek tiek iš arčiau. Čia irgi visos tikrai išnaudotos erdvės virtuvėje maksimaliai, kad turėtumėt kur susidėti savo visus daiktus.
valgomojo zona. Na ir jūsų jaukus vakarai kartu su šeima ar draugais ant minkšto kampelio. Vienas iš labai didelių privalumų, pabandysime šįeiti, tai yra balkonas. Balkonas tikrai didelis. Tuoj parodysiu aš jums, ar ne? Butas yra orientuotas būtent į šitą pusę, į dabar vykstančias kol kas statybas, į vidinį šitą, būtent kiemą su automobilių stovėjimo aikštelė. Pažiūrėkit, kokio didumo balkoną jūs turit. Čia tikrai galima labai daug ką nuveikti ir smagiai rytinę kavą išgerti, vakare pasisėdėti ir, nežinau, naujus metus atšvęsti, ką jau jūs sugalvosit. Ir dar ką noriu jums parodyti, pabandysiu priartinti. Na dabar neprisertina kažkodėl. Ne tą norėjau parodyti, bandom iš naujo. Va čia yra naujas visiškai atsidaręs dar vienas parkas. Va ten kažkas supasi smagiai, su daug visokiausių žaidinių. Tai čia galbūt aktualiau būtent yra tiems, kurie vaikučių turite ar kurie norite pasivaikščioti. Yra takeliai gražiai sudėlioti. Tai viskas tiesiog po jūsų langais. Ir dar ką aš iš tiesų pastebėjom, kad štai ten yra šiek tiek tolumoje, vėlgi, nežinau, kiek jūs pamatysit, apžiūroje labiau parodysim. Yra dar naujesnės statybos daugiabučiai šiek tiek, bet matot, jau ten toks kampai nubėgę fasado, jau nelabai gražiai kažkas ten ir atrodo. Tai tuo tarpu būtent šitie daugiabučiai, jie tikrai labai gražiai atrodo, kokybiškai padaryti, tvarkingi ir, man estetiškiau kur kas atrodo. O manau ir iš tos techninės pusės yra šiek tiek geriau padaryti. Tai o dabar, čia mato durys į vaikų kambarį, o čia mes grįžtam į svetainę. Tai toks butelis laukia naujų šeimininkų ir artimiausių metų, tiksliau jau dabar mes pradedame aktyviai darbuotis. Skelbimo kol kas dar nėra, bet jis netrukus atsiras, kaip matėt, dirba fotografas išsijuosęs su nuotraukomis, kad pamatytumėt ir iš aukščiau infrastruktūrą, kuri čia yra, ir gražias nuotraukas. Tai ne už kalnų pasileis ir skelbimas, kurį pamatysite, bet visada, kaip sakyti, kas pirmesnis, tas gudresnis. Jau dabar galite iš tiesų registruotis į apžiūrą, kas ieškote būsto, tikrai tokio patogaus, kompaktiško ir ekonomiško varianto, nes sąnaudos išlaikymo yra tikrai nedidelės. Čia yra dujinis šildymas, visos miesto komunikacijos, tai žodžiu viskas šildymą pasireguliuosit vieno mygtuko paspaudimu. Tokios, kokios jau jūs norite, tos šilumos, ar ne? Ir sau ramiai, smagiai gyvensite. Tai kas nori užsiregistruoti, gali drąsiai man parašyti ar paskambinti. Priimsim pirmuosius jūs apžiūrose ir kas čia žino, gal tai yra tai, ko jūs jau seniai ieškote. Tai šiandien būtų tiek, dar pasižiūriu, galbūt jūs turite man klausimų. Bet kol kas nematau, jeigu jų turėsite irgi galite arba pakomentuoti, arba man parašyti, paskambinti, tikrai juos atsakysiu. O šiandien linkiu visiems nuostabios dienos, geros nuotaikos, lai greičiau saulė išlenda ir pradžiugina mus visus dar labiau. Ir kągi, susitiksime dar šiandien kitoje transliacijoje, ne už kalnų. Taigi šiandien tokia naujienų diena. Tai iki greito sakau.